Sveiki, smagu, kad domitės SEO ir su šiuo video šiandien tikiuosi jums atsakyti, kas yra tas SEO, kaip iš tikrųjų tai veikia, nes kiek pastebim ir kiek kalbame su klientais, potencialiais klientais ir šiaip žmonėm, kurie dirba digital marketingo srityje, labai dažnai vis dar yra neaišku, kaip tai tiksliai vyksta. Tai tikiuosi, kad šio video išsklaidysiu visus neaiškumus ir papasakosiu, kaip tai veikia, kas tai yra ir kokios svarbios dalis į tai įeina. Prieš tai trumpas prisistatymas. Tai mes esam komanda, kuri dirba su digital marketingu ir iš karto su daug kanalų vienu metu. Turim ganėtinai plačią patirtį su daugybė skirtingų klientų, nuo lydų generavimo iki e-komercijos. Tai tikrai teko matyti labai daug skirtingų verslo atvejų ir kaip tas digital marketingas gali veikti tose skirtingose scenarijuose. Iš kitų visada stengiamės išsiskirti dideliu asmeniniu ryšiu ir dažna komunikacija, kad visada jaustumėt tą pulsą ir žinotumėt, kas vyksta su jūsų darbais. Na ir aišku tai, kad nesikoncentruojame vieną kažkokį tai specifinį scenarijų ar specifinį kanalą, o kaip tik stengiamės apžvelgti daug plačiau visą veikimą ir galimus sprendimus, tai leidžia mums pasiūlyti geresnius sprendimus negu kažkokie tai pavieniai freelanceriai ar didelės agentūros, kuriem nedideli klientai nelabai rūpi. Tai kas yra SEO ir kaip tai veikia? Tai yra konkretus marketingo procesas, leidžiantis jūsų auditoriją jūs atrasti organiškai ir jie susideda iš tokių trijų pagrindinių dalių, bent jau jeigu vertinsim mūsų kaip agentūros darbus. Tai pirma dalis, žinoma, yra pilnas SEO auditas, tai jisai yra reikalingas, kad suprasti, kurioje vietoje jūs esat, ne tik jūsų verslas, bet ir kur yra jūsų konkurentai, kas vyksta jūsų rinkoje ir panašiai. Tai pradedam nuo techninio audito, tiesiog kaip atrodo jūsų svetainė ir jos vidiniai techniniai sprendimai. Perinam prie vidinio audito, tai svetainės struktūra, turinys, turinio kokybė, daug kitų aspektų, bet visi bendrai yra svarbus. Tuomet eina išorinis auditas, tai backlinko analizė, konkurentų nuorodų analizė ir kiti reputacijos signalai. Ir be abejo yra svetainės efektyvumo, konversijų efektyvumo analizę, tam, kad suprasti, ar išnaudojamos geriausios praktikos, kurios leidžia pasididinti pardavimų ar kontaktų surinkimo efektyvumą svetainį. Antra dalis yra vidinės svetainės turinio kūrimas ir optimizavimas, tai tas vadinamas on-site SEO. Iš kelių pagrindinių dalių susideda, tai raktažodžių tyrimas ir panaudojimas turinyje, nauji optimizuotų kategorijų ir produkto prašymai su tvarkingom antraštėm, tai toks daug darbo su vidiniu svetainės turiniu ir be abejo blogo įrašų rašymas pagal aktualius raktažodžius ir paieškos intencijas tam, kad atsivestumėm daugiau to potencialių jūsų klientų srauto pagal atitinkamas temas, kurios joms yra įdomios. Trečia dalis - nuorodų kūrimo strategija, tai tas vadinamas off-site SEO, kas yra aukštos kokybės backlinkų gavimas iš svetainių su aukštu domenų autoritetu, publikacijos teminėse tinklaraščiuose, kataloguose ar partnerių portaluose. Na ir aišku, prekės ženklų paminėjimai ir bendradarbiavimas su aktualiais šaltiniais bei daugybė kitų signalų, apie kuriuos trumpai papasakosiu toliau. Tai kasgi dar yra svarbu SEO sėkmei? Tai vienas iš pagrindinių dalykų yra bendra reputacija, tiesiog svetainės patikimumas ir autoritetas, ką Google supranta pagal teigiamus atsiliepimus, partnerystės, prekės ženklo žinomumą, socialiniai tinklai ir aktyvumas juose, tai kuo daugiau turinio socialiniuose tinkluose kūriama, tuo jis labiau didina vartotojų susidomėjimą ir prekės ženklo matomumą, ko pasiekoje Google supranta, jog jūsų potenciali auditorija turėtų pamatyti jūsų turinį. PR ir šiaip efektyvios viešųjų ryšių kampanijos taip pat gali padėti kurti bendrą prekės ženklo įvaizdį ir aišku autoritetingas nuorodas, kas ilgainiui padidina bendrą pasitikėjimą ir irgi turi teigiamą SEO įtaką.
Ir aišku, toks irgi labai svarbus aspektas, tai bendra vartotojo elgsena, tai Google vertina tai, ką vartotojai atlieka jūsų svetainiai, tarkim, puslapio peržiūros laiką, grįžimo dažnį, paieškos užklausų pasitenkinimą. Tai reiškia, kad jūsų tas turinys ir ir investicija į gerą vartotojų patirtį yra vienodai svarbu kaip techniniai SEO aspektai. Aišku, geriausias rezultatas yra pasiekiamas sujungus visas strategijas ir ne vieną kartą esame matę, kai klientai daro daug įvairių marketingo veiksmų ir tokiu atveju jų SEO pakoreguoti užtrunka daug greičiau negu, tarkim, svetainiai, kuri yra tik viena svetainė, be jokio marketingo, be nieko. Tai va, tai į tai verta investuoti ir tokia gera marketingo strategija gali palengvinti ir visą SEO darbą. Eime toliau. Kad suprasti pagrindinį tikslą, labai geras šitas yra vizualas, nes paieškos rezultatai iš esmės yra skirstomi į dvi dalis, ar ne? Tai yra mokama reklama pasiektas, kiekvieną kartą reikia mokėti, ir yra organiniai rezultatai, kai Google nemokamai parodo jūs, jeigu žmogus ieško kažko panašaus susijusio su jūsų veikla. Ir realiai apie 70-80% interneto vartotojų spaudžia būtent tos organinės paieškos rezultatus, todėl SEO strategija tikrai svarbi ilgalaikiam matomumui ir jūsų verslo sėkmei. Nes nesinori kiekvieną kartą rasti naują potencialų pirkėją, mokėti už reklamą, nes tada tiesiog visas verslas ant reklamos yra statomas. Ir kiek turėtų užtrukti laiko pamatyti SEO rezultatus? Tai iš esmės vis tiek SEO yra labiau tokia ilgalaikė investicija, kur galit pirmą savaitę, ar ne, kaip pavyzdžiui, su reklama tikrai nejausti to rezultato, tai užtrunka tikrai ilgiau, bet pirmieji rezultatai, tie tokie pozityvūs pajudėjimai į viršų jau turėtų matytis per pirmus 3 mėnesius. Tada tarp 4-6 mėnesių jau turėtumėt matyti gerokai didesnį lankytojų skaičių ir ilgų raktinių žodžių efektą. O ilgalaikiai rezultatai, tokie smarkesni, po pusės metų tikrai jau turi būti matomi. Čia bent jau Lietuvoje, su užsieniu gali būti truputį kitokia situacija, nes ten daug didesnė konkurencija. Kokia šiaip yra to SEO vertė ir ką klientai vertina labiausiai? Realiai iš SEO jūs galite gauti daug daugiau naujų klientų ir platesnį pasiekiamumą, didesnį svetainės srautą, prekės ženklo žinomumo didinimą, papildomą pasitikėjimo ir patikimumo kūrimą, pamatuojamą investicijų grąžą. Tai čia visi tokie kintamieji, dar galite dešiniai ir nuotraukai pasižiūrėti daugiau, tai yra tai, ką įmonės vertina kaip SEO vertę. Gerai, nusprendėt daryti SEO, nuo ko reikėtų pradėti? Pirmas žingsnis, aišku, yra auditas ir atliekamas techninis, vidinės, išorinės ir konkurentų auditas, apžvelgiamas jūsų tinklaraštis, jeigu toks egzistuoja, ir atliekamas mini konversijų optimizavimo auditas. Nuotraukoje galite matyti, aišku, čia matosi tik tai techniniai vertinimo punktai, tad yra daug didesnis tas auditas. Ir būtinai atliekam kaip ir konkurentų analizę tam, kad sužinoti tikslų organinių konkurentų srautą ir kokias pozicijas turi konkurentai. Taip pat identifikuojama, kokių pozicijų raktinių frazių trūksta jums su ta taip vadinama content gap analizė. Tai realiai, matot, ar ne, yra toksai grafikėlis, kuris iš principo parodo, kurioje vietoje jūs esat, kurioje vietoje yra jūsų konkurentai ir kiek konkurentai gauna organinio srauto. Tuomet kitas žingsnis yra suprasti, kokį turinį ir ties kokiais raktažodžiais jūsų konkurentai rodosi ir kur galbūt ar nereikėtų pradėti dirbti ir jums. Tai svarbus dalykai, aišku, yra užklausų kiekis, sudėtingumas ir faktas, jeigu jau turit kažkokias pozicijas, šiuo atveju, čia matot, pavyzdyje yra visiškai nulis padaryta,
Tai jeigu nėra jokių pozicijų, tuomet yra dėliojamas tolimesnis turinio planas, iš kurio jau bandom atsirasti ties šitom pozicijom. Tai su konkurentų analize aiškiai matome, kokias nuorodas turi jūsų konkurentai ir kokių trūksta jums. Tai įsivertinam, ką daro konkurentai, kas jiems tiksliai veikia ir bandom, sakykime, apžaisti arba panaudodami panašias ar tas pačias nuorodas, arba eidami kažkur kitur. Tai toks papildomas gaunasi darbas, būtent analizuojantis, ką daro konkurentai, kad kuo geriau ir informatyviau galėtumėm priimti sprendimus patys. Tuomet analizuojam raktinės frazes, tai pasidarom raktažodžio analizę, kuri padeda mums nuspręsti, į ką mes turėtumėm koncentruotis toliau ir kokie raktažodžiai jums yra svarbiausia. Tai visada stengiamės pradėti nuo komercinių raktažodžių, nes jie dažniausiai atspindi aiškią intenciją įsigyti kategorijos, paslaugos, produktai, o informaciniai raktažodžiai dažniausiai yra tinklaraščių įrašų pobūdžio. Tai visada stengiamės iš karto greitai komercinio raktažodžio pasijustų tas efektas, bet labai dažnai klientai gali ateiti ir informacinio pobūdžio raktažodžius, tai to irgi nereikia apleisti nuo pat pradžių. Kitas žingsnis yra nuorodų gamyba ir kodėl tai svarbu, tai tiesiog atgalinės nuorodos, tie vadinami backlinkai, yra kitose svetainėse patalpintos nuorodos, kurios veda į jūsų svetainę. Jos padeda didinti jūsų svetainės autoritetą ir taip jums iš esmės pasigerinti pozicijas, šiek tiek papildomų versijų, bet iš esmės pagrindinis noras, ką mes norim pasiekti su backlinkais, tai yra pakelti jūsų svetainės autoritetą. Ir toliau pereinam prie turinio, nes realiai turinys yra ir marketingo, ir aišku šiuo atveju SEO pagrindas, tai kokybiškas turinys yra pagrindinis SEO strategijos komponentas, tai nėra ar net tiesiog tekstai, tai būdas pritraukti lankytojus su jiems norimom ir įtraukti, paskatinti veikti, registruotis ir panašiai, jeigu tie jūsų siūlomi sprendimai ir jūsų turinys nuves galų gale prie tos konversijos. Tai realiai tai nėra ar net tiesiog, kad mes aiškių čeklistų, kaip tą turinį reikia kurti, kad jisai turėtų norimą efektą. Tai reiškia, tą pritrauktų papildomą srautą į jūsų svetainę. Čia šiek tiek daugiau dar apie tas pačias aiškias taisyklės, bet susikūrėme tokį turinio planą, tai toks tiesiog dokumentas, kuris užtikrina, kad kurtumėm tik tai, kas yra aktualu ir turės realų rezultatą. Aišku, tuomet jau reikia tikėtis po tokio didesnio darbo, to turinio kūrimo, svetainės patvarkymo ir kitų dalykų pradedam matyti ir kažkokius rezultatus. Tai šiuo atveju čia galit palyginti vieno iš klientų organinio srauto pardavimų skaičius per metų laikotarpį, tai buvo vieni metai ir tada kiti metai, kas, aišku, gali parodyti labai, labai didelį organinės paieškos rezultatyvumą, tai tikrai yra svarbu šitą dalyką investuoti. Kitas pavyzdys, lygiai taip pat matom, kaip beveik nuo jokio organinio pasiekiamumo yra beveik 20 kartų išaugęs žmonių srautas ir atitinkami eventai irgi yra padidėję. Kaip dar galim įvertinti rezultatus ne tik ar net pardavimais ar kontaktinių formų užpildymais, tai kad matome, jog jūsų pozicijos tam tikroje raktažodžių grupiai kyla. Šiuo atveju čia nuotraukai matot šviestuvai yra toks kaip pagrindinis prioritetas ir mes kiekvieną mėnesį stebim, kas vyksta su tom mūsų pačiom įdomiausiam raktažodžių pozicijom ir matom, jeigu tai pozicija auga ir iš srauto pasikeitimus. Tai su didesnė paklausą turinčiais raktažodžiais galim matyti didesnį efektą, su mažesniais mažesnį, bet principas visą tą kategoriją, kad turėtumėt kiek įmanoma didesnį lankomumą. Čia kaip pavyzdys yra vieno kliento produktas, kai nesimatė Google paieškoje ir atlikus tam tikrus veiksmus
iš jokių, apskritai neegzistuojančių pozicijų, tos pozicijos atsirado ir pradėjo srautas eiti į svetainę. Na, tai su tokiu srautu faktas, kad ir raktažodis, kur žmonės tikriausiai ieško arba paskaityti, arba jau nusipirkti. Dar stengiamės, o Lietuvos agentūros nedaro, arba įmonės, aišku, irgi nedaro, tai sukurti tokį dalyką kaip featured snippet. Tai yra realiai toks specialus Google rezultatas ar paieškos rezultatų dalis, pateikiama greita ir tiksli informacija į vartotojų specifinius klausimus. Tai yra rodoma kitų. Atsirasti čia gali būti, kad kai žmonės ieško informacinio kažkokio tai turinio, tai ir labiau jumis pasitikės, nes Google pasitikė ir tuo pačiu matys iš karto atsakymą, net ir nenukeliaujant į svetainę. Žodžiu, didesnė tikimybė tiesiog, kad paspaus ant jūsų rezultatų. Tai yra dar toks geras dalykas, kad galima ir nuotraukas, tai tokius infografikus įsidėti. Tai mes žinom, kaip tai padaryti. Tada dar didesnė tikimybė, kad atsirasit pačioj pradžioj. Toliau iš mūsų pusės mes pateikiam ataskaitas, tai kas vyksta skaitytojų srautų, kas vyksta su tuo organiniu srautu, engagement rate'u, kiek paspaudimų yra, kiek pamatymų, kaip keičiasi click-through rate'as, tai tas kiek procentų žmonių iš tų, kurių pamato jūsų rezultatą, spaudžia ant jo, ir taip iš principo vertinam sėkmės rodiklius. Tai va, tiek žinių. Pagrindinis dar papildomas dalykas, ką noriu paminėti, kad, kaip ir sakiau, mes nedirbam apie visą bendrą sprendimų visumą. Tai jeigu darbuosimės su SEO, nebūtinai gausit tik tai patarimus apie SEO. Patarsim apie svetainę, patarsim apie reklamą, patarsim apie email marketingą, kad visi bendri rezultatai būtų kiek įmanoma geresni. Tai tiek žinių, jeigu sudominau, susisiekit, išnekėsim plačiau, kaip galėtų būti naudingas jūsų verslui. Jeigu turite papildomų klausimų, drąsiai rašykit, pasišnekėkim ir sėkmės. Ačiū. Iki.